Šiandien mūsų išvyka yra į Baltąjį kalnų miestelį. O Jėzau, žiūrėkit, kokia panorama, kokie gražus kalnai, kaip čia gražu, žinokit. Toliau keliausime gatvėlėmis, nes jos užbūrė, žinokit, koks grožis. Tai pas mane yra ravijoliai su gorgonzolos sūriu ir graikiškais riešutais. Ką tik norėjo pasislėpti, atėjome į šokolado fabriką. Kai ką tik apsiteikiname šiame šokolado fabrike, esame taip lengvai sužavėti. Šiandien mūsų išvyka yra į Baltąjį kalnų miestelį. Labai gražus kurortas, labai daug gražių baltų namų, gražus vaizdai, labai daug visko iš odos, dirbinių. Tai mes tik išlipom iš autobuso, iš karto užpuolėme krautuvėlės, nusipirkom suvenyrą asiliuką, nusipirkome maikės asiliukų. O Jėzau, žiūrėkit, kokia panorama, kokie gražus kalnai, kaip čia gražu, žinokit. Ir tas, aišku, nemažas vėjukas, kadangi sukiloma beveik apie 400 metrų. Einame vaikšti, žiūrėti, nes labai daug gražių vietų, restoranėlių, kavinių ir žalumos. Kodėl Mikos miestelį yra tokie svarbus asiliukai? O kodėl? Todėl, kad Mikos miestelis yra kalnų miestelis. Ir kasdien anksčiau gyventojai su asiliukais keliaudavo kalnų takeliais, taip gabendavosi vandenį, maistą, statybines medžiagas, padėdavo jiems darbuose. Ir 1960 metais iki 70 atkeliavo labai daug turistų. Ir turistai buvo sužavėti šiuo autentiškumu, kaip grįžta darbininkai kartu su asiliukais. Ir ką, gyventojai suprato, kad tai yra potencialas geras ir padarė buro taksi paslaugas. Tai kaip su asiliukais galima keliauti turistams. Ir taip asiliukas tapo Mikos kaimelio ikona, kaip ir balti nameliai, kaip ir autentiškos dirbtuvės, viskas iš odos. Tai ir iki pat dabar tai yra autentiška, dabar ir yra asiliukas oficialus miesto simbolis. Yra teikiamas buro taksi paslaugos su asiliukais, bet yra laikomasi žymiai griežtesnių taisyklių. Su svoriu, su grafiku, su poilsiu asiliukams, bet galima keliauti. Kadangi asiliukas šiame kurorte yra simbolika, tai būtinai reikia įsiamžinti ir nusifotografuoti. Yra netgi laiptukai padaryti, net kalbos surašytos, galime pasidaryti prisiminimų nuotrauką.
Dabar suprantu, kodėl sako būtina pamatyti, būnant Malagoje, šį Mijas Pueblo miestelį. Jis turi neapsakomai gražią panoramą, labai gražų patį miestelį, senamiestį, krautuvėlės. Tokia graži aura, tokia šilta šiluma, tie asiliukai. Visi tie balti nameliai, visa panorama, nu taip gražiai atrodo. Mes einam, kur pasisukam, visur taip viskas gražu. Labai, žinokit. Labai patinka. Ir dar neaišku, ko mes nematėm, dar eisim ieškoti.
yra unikali su savo vazonėliais, gėlytėm. Vis nustebina savo grožio. O dabar esame aikštėje, jau ruošiasi kalėdomis šis miestelis, pasistatęs yra kioskelius. Ciklomenų visur prisodinta, visur pripuošta, nuotaikos visur smagios, labai daug suvenyrų, tai jau pastrigom ne vienoje suvenyrinėje, nusipirkome kašmyrinius šalikus, žiūrėjome odinės piniginės, labai daug yra dirbinių iš odos ir labai fainų piniginių su Picasso stiliumi, tokios margos. Tikrai galite įsigyti labai fainius dalykus savo prisiminimui. Toliau keliausime gatvėlėmis, nes jos užbūrė, žinokit, toks grožis, ta balta spalva ir visas spalvas jie įrėmina mėlyną raudoną su vazonėliais gėlytėmis. Tai taip gražu, tie vazonai mėlyni, o visa gatvė yra balta, namai balti, labai gražu. Tikrai verta atvykti. Ką tik atėjo mūsų labai laukti pietų, susisakėme gurmaniškai. Tai pas mane yra ravioliai su gorgonzolos sūriu ir graikiškais riešutais. Čia papuošė, kiek suprantu, gal agavų sirupu, tai ragausim. Kaip čia atrodo. Labai faina vieta, labai šviesi, saulytė šviečia. Taip kremiška, taip skanu. Gerai, viskas, einam valgyti. Ai, perfecto. Tiesiog įspūdinga panorama su velniškai stipriu vėju. Tiesiog gali nunešti, gerai, kad esame kaip tik po pietų pavalgys. Bet aišku, pati panorama, tai čia yra verta būtinai ateiti. Iš tos pusės atsiveria jūra, o čia tiesiog kalnų masyvai, kaip gražu. Ir pažiūrėkit, o vien dėl to vaizdo visų kalnų baltų namelių. Kaip jie čia gražiai įsirėminę šiame kalne. Vau! Kaip čia yra gražu!
Vaikščiodami gatvėlėmis užklydome į Koridos areną. Tikėjomės truputį pasislėpti nuo vėjo, bet kaip matote, neišėjo tikrai. Vėdėsi labai daug pasižiūrėti, kaip atrodė pačios arenos. Tik norėjo pasislėpti, atėjome į šokolado fabriką. Ir va darbuotojas sakė, galite eiti nemokamai pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Buvo parduotuvė labai daug šokoladų, įvairių visokių skonių, labai įdomiai. Einame žiūrėti. Čia kiek visokių priedų. Labai mielas darbuotojas nusišypsojo, pasisveikino, matome kaip labai tokius šokoladus pagamintus su įlietus legusių uogomis, su vaisiais, labai skaniai atrodė. Taigi einam kažką įsigyti, nes jau čia pasiūla, mačiau, yra labai didelė ir labai viliojanti. You're from Romania. Romania? Aha. I saw him, he looks like my grandpa. Muchas gracias. Skanu? Perka varėlį. Mes tikrai, žiūrėkit, labai mylim Ispaniją. Jau mes trečią kartą gauname dovanų, vat kažką iš maisto mūsų vaikui. Kaip fainai. Ką tik apsiteikiname šiame šokolado fabrike, esame taip lengvai sužavėti, kad taip galime pasakyti, buvo labai geras aptarnavimas, įsigijome nemažai šokoladų, nes 5 perkant buvo pati geriausia nuolaida ir aišku įsigijome ledų ir dar gavome netgi nuolaidą antram, ledui ir netgi baltų šokoladą uždėjo ant viršaus. Žinokit, pakėlė nuotaiką, tai nežinau iki kiek, nes ant tiek fainai dabar išvažiuoti, nes jau kaip tik turėjom geriau keliauti link autobuso. Labai fainai, būtinai užsukite. Užtaikinsim. Tik atėjome prie autobusų stotelės, iš karto atvažiavo, tai mes tik greit susisukom, nusipirkom statulėlę Asiliuko į namus, tai visi tik greitai spėjome atsisėsti į autobusą ir keliausime namo. Likome labai sužavėti šiuo kalnų miesteliu.
įspūdingas, būtinai aplankykit, jeigu būsite netoliese. O kad ir toli, žinai, vis tiek čia verta atvažiuoti.